Sveiki visi! Šiltas rugsėjis šiemet leidžia pasidžiaugti rožėmis daug ilgiau. Vienos pražydo rugsėjo pradžioje, tai buvo lyg ir kaip antroji jų žydėjimo banga, kitos rugsėjo pabaigoje skleidžiasi, kai kur pilnas krūmas, visas pasipuošęs žiedais. Čia arbatinė rožė Merchenzauber, labai dideli žiedai, kvapnus. Ir kada oras vėsesnis, ilgiau žydi, rudeniop, kai naktys būna šaltesnės, pastebėjau, kad visų rožių spalvos būna intensyvesnės. Ir tokio rausvumo ar kitokio atspalvių, kurių nematome vasarą, rudenį labai stipriai atsiskleidžia. Taip pat ir su kvapais yra. Pastebėjau, kad pirmus metus pasodintos rožės dar ne visada parodo savo kvapą, o jisai sustiprėja tik 2-3 jų gyvavimo metais, kada jau gerai prigyja. Čia rožė Blush Winterjewel. Galiu rekomenduoti šitą rožę pasisodinti. Labai atspari, žiemą buvo rožės mano nedengtos ir jie labai gerai išsilaikė iki pačių galiukų, nieks nenušalo. Pavasarį jokie uždegimai jos nesužalojo. Žydėjo visą vasarą. Ir dabar rudenį puikų žiedai, labai ryškus, gražus. O čia yra Brėmeno muzikantai. Labai gražios formos žiedas su žiedlapiai su gražiu įkirpimu, tačiau šiemet jinai mažiau žydi. Nadia Mijan Dekor. Šiemet vasarą šią pasodinau ir jau rudeniop pradėjo žydėti. Tai yra žemė dengianti rožė, tačiau ne žema, užauga iki 1 metro aukščio. Labai gražus sviesto spalvos žiedai. Visos mano rožės pasidabinusios mėlynais taškais ant lapų, nes purškiau vario preparatų. Ir jis pasirodo nenusiplauna, o taip ir lieka ant senesnių lapų. Čia Rhapsody in Blue ir gražiosios hortenzijos. Hansestadt Rostock. Rudeniop pasidabino daugybę žiedų. Žiedai kaip visą laiką nuostabus, gražių gelsvų atspalvių. Sveikai atrodo šitą rožę. Nors taikiau profilaktinius purškimus, tačiau kitos rožės vis tiek pasidavė ligoms, o šita lapeliai visi gražus. Dar ir pumpurų labai daug. Ir visas krūmas rugsėjo pabaigoje pasidabinė žiedais. Džiuginakė iš toli, labai gražus atspalviai. Ir čia žydi vilkdalgis, tuoj pražys. Filmuota tikrai ne pavasarį. Šiek tiek vilkdalgiai pametė galvas nuo tokio oro ir pagalvojo, kad vasara sugrįžo ir pradėjo žydėti iš naujo. Jau reikia galvoti apie žiemos uždengimus, o čia rožė žydi pilnu tempu. Tikrai labai gražu. Florentina, vijoklinė rožė, pražysta kekėmis, labai intensyvūs raudoni žiedai. Labai įdomios formos žiedas, plokščias. Šiemet užsiaugino tokį nemažą krūmą, nes aš ją dar tik pavasarį čia pasodinau. Pernai ją gavau plikomis šaknimis ir per vasarą jinai augo dideliame vazone. Neblogai jautėsi ir ten, tačiau dabar išsikerojo per vasarą normaliai. Žiedas laikosi apie 3 savaites, savotiškos įdomios formos, plokščias ir tokia yra vizitinė jos kortelė, geltona sagutė vidury žiedo atsiveria, kai pilnai prasiskleidžia. Į pabaigą žydėjimo žiedas patamsėja ir šiek tiek kraščiukai išblunka, jis pasidaro labiau avietinės spalvos. O čia žemę dengianti rožė. Labai daug pumpurų, jeigu vasara būtų ilgesnė, tai žydėtų be pertraukos. Antrus metus čia auga. Krūmas išsikerojo
labai gražiai, žydi ne tik ant šakų galų, tačiau pumpurų pilno šakos. Spalva ryškiai, šviečia iš toli. Vasara taip pat labai ryškiai atrodė. Žiedai nebijo lietaus, neišblunka saulėje. Čia ant kalnelių buvo labai ryškus, gražus akcentas. O čia Ashhamed Fairy. Šviesesnė, tačiau pumpurų kiekių nenusileidžia. Ir jai taip pat šiek tiek pritrūko vasaros, kad pilnai išžydėtų. Fairy vasarą šiek tiek išblunka nuo saulės. Čia Artemis dar vis žydi, bet jau nedaug žiedų, kelios tik šakelės. Ir šalia Bouquet Parfait. Sukaupė savo puokštes. Visi žydeliai tikriausiai irgi neperžydės, nors ką gali žinot, koks dar bus spalis. Rudenį taip pat parausvėjo žiedai, vasarą būna grinai balti. Volerton Old Hall. Švelnus, gražūs žiedai, panašus atspalviai kaip Hansestadt Rostock, šiek tiek švelnesni, neturi ryškios oranžinės spalvos, tačiau labai graži forma žiedų. Davido Ostino rožė, žydi kekėmis, puiki švari spalva, nuo lietaus šiek tiek atsiranda taškelių. Labai gražios kekės, žiedų. Krūminė rožė, tačiau kol kas dar nelabai stipri tiek, kad stovėtų. Reikia ją rišti visur šakas. Linksta, panašiai kaip vijoklinė. Reikia tam reikalui visokių laikiklių ir tiesiog dažnai pereiti ir pririšti šakas, kad vėjas neišlaužytų. O čia vyras pasidarė tokį laikiklį, laikina, kada pjauna žolę, tai pakelti tom šakom, kuriuo aš nepririšau laiku ir kad nenušienauti pačių žiedų. Kilnojamas laikiklis. Būdinga Davido Ostino rožėms tokia forma žiedo. O čia pomponela. Vasarą labai išblukdavo, būdavo žiedai greitai nušviesėję ir kaip apdegę, o rudenį plėskė savo gražią ryškę spalvą. 100 burbuliukų. Žiedai nedideli, tačiau labai ryškiai atrodo, kada visa pasidabinusi jais. Tas ir pavadinimas nuo pomponela, nuo pomponų. Labai daug naujų šakų užsiaugino, štai va viena irgi visa pumpuruose. Bukavų jau liko tik keli žiedai, nors galvojau, kad nekarpysiu rudenį rožių, tačiau dauguma rožių jau augina pačios naujus ūgliukus šoninius, tad nukarpiau tuos nužydėjusius žiedynus, nes manau, kad aš taip jų neskatinu, nes jos pačios mane aplenkia, jau leidžia naujus ūgliukus, naujas šakeles. Čia Alexandra Mackenzie keli žiedeliai. Ir va taip šviečia pomponela. Labai dideli žiedynai. Čia jau trupučiuką nusibarstė žiedlapiai, tačiau kai buvo pražydę
visi. Tai atrodė, kad net lapų nesimato, panašiai kaip aspirinas šalia, kur dabar nežydė, irgi vasarą žydėjo, lapų nesimatė, vieni žiedai buvo. Matador. Ryškioji matador, ypač rudenį labai gražiai šviečia, kada žolė jau saulės nenudeginta, ryški žalia, tai labai žolės fone gražiai atrodo matadoro žiedai. Šalia Yellow Fairy, tačiau man jinai nelabai patiko tuo, kad labai greit išblunka jo žiedelį ir norisi kuo greičiau nuskint. Matador šiemet labai prastai augo. Ir pagrindinį savo žydėjimą, sakyčiau, tik dabar sukaupė, nes žydėjo prieš tai labai silpnai, po nedaug žiedų. Leonard da Vinci Red 3 metus pagaliau jau matau krūmą kaip krūmą. Paaugo, netgi va tokį vieną didelį ūglį išleido, kuris tuoj žydės visas, ir visas krūmelis labai paplatėjo, šiek tiek paaukštėjo, jisai pats visas apie 50 cm aukščio, ta viena šaka apie metrą. Aš ją rudenį trumpinsiu, kad po uždangą tilptų. Ir bus krūmas visas vienodo aukščio. Dengsiu lankeliais, lankais ir ant jų uždėsiu agroplėvelę. Aš dengdavau visą laiką 50 gramų į kvadratinį metrą, man pilnai užtekdavo tokios užuovėjos žiemą ir nesušaldavo. Julie Andrew. Krūminė rožė, kol kas dar jinai pas mane kaip voras kojas išmėčiusi į visas puses, linksta, nėra jai dar kol kas tinkamo laikiklio, nes net nežinau, kaip tas krūmas auks, kokia jau bus forma. Tačiau žiedai man patinka, bet aš noriu ją perkelti į kitą aukštesnę vietą, ten, kur yra sausiau, nes jo žiedai kažkaip pas mane bijo lietaus. Ir čia žemiau, čia yra didesnė drėgmė ir jie apipūva. Čia rumina, panaši į ješlę žiedais, arbatinė rožė, bet užaugant iki 1,80 m, tokie gražus apvalūs pumpurai, iš kurių prasiskleidžia tokie žiedai, aplink eina kampais, linksta žiedlapiai ir skleidžiasi toksai trigubas žiedas viduj. Kol jisai skleidžiasi ir išvirsta į tokį gauruotą žiedą. Šitas ūglis jau 2 metrus užaugęs. Kirpsiu taip pat, trumpinsiu stipriai, ne iki žemės, bet paliksiu kokį 70 cm aukščio nuo apačios, kad tilptų po uždangą, nes ūgliai labai stori ir aš jų nelenksiu, nes tokie storuliai lenkiami suplyšinėja. Va, vilkdalgis rudenį. Henri Delbar. Suri ir du Havre šiemet nelabai žydėjo. Čia lavi lakota. Šitoj eilutėje sodinau rožės, kad būtų aukštis apie 70 cm. Kaip aš pasodinau lavi lakotą, kuri užauga iki 1,80 m, niekaip nesuprantu iki šiol. Ir čia viena išsišaukusi į viršų aukščiausiai. Čia piano. Gražuoliai pumpurai. Viena šaka jau nužydėjo, labai ilgai žiedai laikosi, šita šaka žydėjo apie 3 savaitės. Dabar jau baigdinėja savo grožį ir dabar žydės kita šaka. Krūmas dar nelabai suaugęs, nors jau 2 metus auga, bet dar neparodė savo. O šitą gražuolė, negražuolė,
Aš nusprendžiau, kad iškasiu ir aš jos atsisakysiu. Čia yra Moonstone. Jeigu tik lietus palijo, nors ir smulkutis, jinai jau ir neprasiskleidžia, nes turi tiek daug žiedlapių žiedas, kad jis gavęs drėgmės niekaip negali išsiskleisti. Labai kietas, taip ir lieka tokie negražūs. Kai būna sausa, žiedas nuostabus, labai gražios formos, labai gražių spalvų, fotogeniškas. Taip ir norisi jį visą laiką fotografuoti, bet jeigu lietus užlijo, nieko iš jo nėra. Sodinsiu kitą. Čia Super Dorothy dar vis žydi. Didelės kekės, ilgai laikosi. Night Owl, nakties pelėda. Ryškų žiedai, labai gražios formos, dar tik pirma vasara augo pas mane šitą rožytę. Ashrop Charlotte. Kol kas dar viso savo grožį neparodė, bet atskiri žiedai nuostabus. Rudeniop labai intensyvi spalva, labai gražūs. Na, o pabaigai Angelika arba Angelika. Krūminė rožė, žiedai nepilna viduriai, tačiau jų tiek daug, kad kai pražysta šaka, nesimato lapų. Ir labai kvepia. Pirmus metus nepastebėjau, kad kvepėtų, labai silpnai buvo, o dabar, galbūt dėl to, kad tiek daug žiedų, ji labai kvepia pavasariniu sodų žydėjimu. Atrodo, kad stovėtum po obelim, skleidžia obels žiedų kvapą. Labai daug naujų šakų. Žydėjau visą vasarą be jokios pertraukos. Kai pakirpdavau nužydėjusius žiedynus, tai jau skleisdavosi nauji, kurie užaugę ant naujų šakų. Labai stipriai suaugo krūmas, labai daug šakų prileido. Ir va čia toks ryškus akcentas iš toli. Pasodinau šią tolimiausiam kampe kiemo, bet jinai šviečia. Iš terasos labai gražiai matosi visas krūmas. Nors dar auga tik antrą sezoną pas mane, tačiau atrodo, kad šita rožė pas mane čia auga jau 100 metų. Aukštis jos dabar 1,40 m. Plotis irgi maždaug 1,5 metro. Vasarą saulė stipriai neišdegina, tačiau senstantis žiedas būna šiek tiek šviesesnis, iššviesėja. Ir todėl toks matosi skirtumas tų žiedų įvairiai pagal žiedo amžių. Šalia sodinau hortenziją, čia dar bus šalia 2 hortenzijos ir Angelos žiedynų forma taip pat kažkaip atkartoja hortenzijų žiedynus, tai manau jos čia tiks gerai, kad tik žiemą gerai peržiemotų, tai pavasarį vėl sulauksiu žiedų. Labai gera sveika rožė, kol kas dar neturėjau problemų su jos ligom, pavasarį turėjo kažkiek infekcinių uždegimų, karpiau šakeles, bet per vasarą labai gražiai laikosi. Šaunuolė. Patys žiedai taurelės formos, jie taip labai stipriai ir nesidaro iki galo, patys žiedlapiai išsibarsto vėjui papūtus arba nuo lietaus, pati išsivalo. Tai šį kartą tiek, prenumeruokit mano kanalą, jeigu patiko spauskit laiką, jeigu turit klausimų, užduokit komentaruose, labai lauksiu. Iki.